Pafilmuokit operatorius. 3, 2, 1. Šitą vietą sukasi. Tiesiog paspaudžiat šitą mygtuką. Priklijuoti prie galinio lango. Jeigu jūsų stalčius atrodo taip, reikia biškį jį sutvarkyti. O kaip jį gražiai padėlios? Niekaip. Ta prasme, okei, čia sudėliota, bet, va šitos kaip dėti, šitą nesuprasi. Per daug dalykų. Dėl to nusipirkau tokius skirtukus. Kol kas viską ištraukėm iš stalčiaus. Gerai, palikom tik tais prieskonius, nes jie mum čia netrukdo. Kadangi kol kas turiu tik tais 2 tokius vienetus, tai manau padarysim tiesiog senelės va taip. Dabar pritvirtinam tokius paminkštinimus, hop, ir iš kitos. Pritvirtinom 2 senelės, dabar galim sudėti daiktus atgal. Dabar viskas kur kas tvarkingiau atrodo, viskas sudėliota, net atsirado papildomos vietos. Jeigu dar norit, tai, pavyzdžiui, galite nupirkti dar vieną ir tiesiog papildomą senelę padaryti čia. Čia nėra kažkoks tai įspūdingas išradimas, tiesiog pagalvoju, kad bus visai smagu išbandyti. Dabar mums reikia užpildyti domino kaladėlės, nežinau kaip čia tai padaryti. Mūsų traukinys užtaisytas. Galim judėti ar ne dar? Į 3, ir 2, ir 1, ir... Op, brokas. Brokas ir vėl brokas. Reikia eiti ant tvirtesnės dangos. Labai tik tai erzina dėlioti tas kaladėlės atgal. Perfect. Ant tvirtesnės dangos iš karto be jokių brokų. Viską gerai mums sustatė. Dabar pabandom, ar taip pat viskas idealiai ir sugrius. Tikrai reiks atiduoti šito vaikams, nes jo, man vis tiek jau suaugęs žmogus, tai man gal nelabai žinau. Čia jau priėjom prie rimtų dalykų. Čia yra dalykas skirtas pirmai pagalbai. Jeigu, pavyzdžiui, jums reikia kažką atgaivinti, iš burnos į burną, taip sakant, paduoti degunės. Va, yra puikiausias aparatas tam skirtas. Tiesiog prisiliečiat va taip. Smirda biški. 2 dydžiai yra skirti, čia vaikui taip suprantu, čia jau suaugusiam. Galvoju, šitą garmošką bus biški didesnė, kad daugiau oro paduotų. Priliečiat, žinai, prie varnos. Ir paduodat orą. Greičiau uždušiu, negu atgaivins mane. Gal baigiam ties to. Ką žinau, kažkaip nepastebėjau aš gero oro padavimo į burną, žinai. Labai, sakau, silpnas vatas. Būtų jis toks didesnis, kur... Nežinau, čia, manau, neverta daugiau band... Ne, manau, su šito tik tais pražudys ir žmogų, tai siūlyčiau nenaudoti šito. Jeigu laukia labai didelis vėjas, dabar jo nėra, bet apsimeskime, kad jis yra. Jūs norit pakloti pledą ir pledas nesilaiko. Pafilmuokit. Va, nupučia vėjas tą pledą ir jūs negalite normaliai pasidėti, pačilint ant pledo. Va, biški yra, bet ne per daugiausiai to vėjo. Žodžiu, taip neparodysiu, bet daleiskim yra vėjas ir vis laik dažniausiai būna kaip, kad susilanksto tas pledas, realiai gulit ant žemės. Būna pas jūs taip? Pas mane tai dažnai būna. Dėl to yra tokie pledo laikikliai, pinsai, nežinau, vadinkit kaip norit. Tai realiai kaip jie veikia, va, užkišat į pledą ir įsmengiat į žemę. Žemė, balemba, reiktų gal palaistyt. Labai sausa žemė. Bijau sulaužyt. Va. Gal ten betonas? Nu jo, žemė nėra labai čia jau minkšta. Gerai, va, užtvirtinom paskutinį pinsą. Pafilmuokit operatorius iš priekio. Dabar galim savo ramiai atsigulti, žinai, ir viskas. Ir joks vėjas nenupus jūsų pledo ir galit gulėti ramiai. Pafilmuokit gražių kadrų. Čia yra paprastas langų valytuvas. Papurškit. Bam, bam. Ką aš jums galiu pasakyti, kad dabar atsirado kur kas patogesnis valytuvas, kuriame yra integruotas valymo skystis. Purškat. Valot. Purškat. Valot. Kaip patogu.
Su tokiais dalykais pritrauksiu naujos auditorijos namų šeimininkių. Čia, žinai, dar yra kitokia danga, nežinau, ką jinai daro. Ar poliruoja gal langus, nežinau. Ai, tai šita vieta yra išdžiuvinimui. Nice, kol kas tikriausiai geriausias dalykas, kurį esu turėjęs. Jeigu pas jūs irgi problemų su nugara, kaip ir pas mane, ir jūs negalite savo taip ramiai gulėt, jums reikia atsiremti, žinai, į kažką. Pripučiamas atlošas. Galvelė sukasi. Šitas dalykas sandėly gulėjo, nežinau, gal 10 metų kokio. Tai labai sunkiai pučiasi. Po trumpos reklaminės pauzės grįšim į eterį. Šitą. Ar žinojai, kad neišnaudoti gigabaitai niekur nedingsta? Wow, negali būti. Jie keliasi į kitą mėnesį ir toliau kantriai tavęs laukia. Oho. Duomenys lieka tau, tad jei nespėsi per šį, galėsi išnaudoti per kitą mėnesį. O taip va. O tai yra nerealiai patogu. Daugiau informacijos video aprašyme. Pagaliau, mūsų atlošas pripuštas. Pasižiūrim, ar dabar atlaikys. 3, 2, 1. Labai patogu. Jeigu greičiau prisipūstų, tai iš vis būtų 10 balų. Taip atrodo mūsų atlošas, gan sunkiai prisipūtė, bet tikėkime, kad antrą kartą jau lengviau pusis. Lengviau pusis. Čia yra labai patogus puodelis, kuom jis yra ypatingas ir patogus, to aš jums parodysiu. Atrodo kaip paprastas puodelis, komplekte įeina šiaudelis, šita vieta sukasi ir puodelis užsidaro ir jūsų gėrimas neturėtų išsipilti. Uždarom. Labai satisfying tas uždarimas toks. Bet čia dar ne viskas. Įdedam šiaudelį, uždarom, užsilokina ir neišsipila. Nu gerai, pradėjo lašėt biškį. Aišku, nežinau, kiek tarnaus šitas mechanizmas visas, bet už pačią idėją tikrai pliusus. Ar tau irgi atsibodo matoti dalykus senuoju būdu? Vis nėra to antro žmogaus, kuris palaikytų tą galiuką? Loser! Matavimas tapo pavojingų užsiėmimų? Nesijaudink, kadangi dabar yra nauja skaitmeninė ruletė, kurią gali tiesiog matuoti viską. Ir čia gali pamatuoti, ir taip gali pamatuoti, ir va tak vat gali, ir va čia dar. Žodžiu, gali matuoti viską. Vairuotojų komunikacijos LED ženklas. Suplėčio pakodį jau neparduosiu. Mums reikės tiesiog šitą ranką priklijuoti prie galinio lango. Tokį pultelį turim. Gal čia priklijuojam. Ranką priklijavom ir dabar pasižiūrim, ar veikia. Tai pavyzdžiui, noriu padėkoti vairuotojui, kuris ten praleido. Tai buvo, žinai. Pasirodo, gali tik padėkoti. Gal reikia į mašiną atsisėsti, pala. Gal, žinai, nėra ryšio. Ne, neveikia. Reikia restartinti prietaisą mūsų. Restartinom. Rock'n'roll. Nežinau, kokia situacija galim šitą rodyti, bet svarbiausias ženklas, dėl kokio mes čia nusirinkom, kuris ir vėl neveikia. Vėl restartinti reikia. Restartinau. Daleiskim, atsitiko kažkokia tai nemaloni situacija kelyje ir jūs norit papikti biškį ant to vairuotojo, kuris gale. Jūs paspaudžiat šitą mygtuką. Jeigu apibendrinus, tai visai smagus dalykas, tik tais gaila, kad ne vis laik veikia. Kažkodėl ar pas mane brokuotas, bet šiaip tai, jeigu veiktų, tai būtų 10 iš 10. Praeitoje serijoje turėjome durų lokerį, kuris ten buvo toks įmantresnis. Kažkur užkišt, kažką uždėt, kažkur paspaust. Tai dabar radau prastesnį variantą. Čia labai atrodo simple. Pamatuojam, kur mums reikia užklijuoti. Čia, ne, kad rankenėlė negalėtų, žinai, slyst žemyn. Užklijuojam, viskas. Rankenėlė va negali eiti žemyn. Kad unlockint, tai tiesiog paspaudžiat šitą mygtuką, patraukėt ir atidarot. Man atrodo, šis dalykas man labiau patinka negu praeitas. O čia dar vienas toks kelioninis telefonų laikiklis. Skirtas naudoti lėktuve. Tai va pasiemat taip, pritvirtinat prie sėdynės ir labai patogiai galite žiūrėti savo filmus skrydžio metu.
Tai tiek, rašyk komentaruose, koks daiktas jums labiausiai patiko, o aš su jumis atsisveikinu iki kito karto.